Gerai, naujienos tokios, karočią, mus gaudo ir stabdo. Numeriai LHV 187, mus persekioja, blokuoja kelią, stabdo gatvį, Krilavičius bando nuimti, iš karto pranešu, apsidraudimui linkėjimai, čiatas, streamo dabar po kol kas nebus, laukit naujienų. Taip ir žinau, kad paslys čiuvakas iš Bobos akaunto pamatė storius, kad kėlėm, parašė, karočią, va, vienam iš mūsų. Pisa tokius kažką apie Krilavičių pakalbėt, nahui. Trysą, sako, laksot nuo vieno čiuvakas taranuoja mašiną, nahui, pilnu greičiu per raudonas pisa baudos, laukiu MC degaliniai. Ir čiuvakas bičas paskambina, nahui, sako, aš tik noriu pakalbėti. Pirmą nakties prie namų laukia pats tavo, daro taranuoja mašinas, nahui, kai pasakai kalbėk, tai nieko nekalba, nieko su manim nesusisiekia. Tu įjung smegenis, blėt, sako, ar gali atvažiuoti degalinė žygis biškiai apšviesiu. Nu jo, čia tai reikomi, tvarkomi reikalai, sako, aš vienas su Boba, kurio čia čiuvakai sėdė mašinai. O, normaliai, nu tai gerai, karočiui gyvensim dabar bomžų sąlygom. Va, jum čiatas ir maratonas. Ai, nenoriu. Ką? Oi. Sveiki, čiatas. Perkraukite, jeigu nerodo, man atrodo, turi rodyti, ne? Rodo ar nerodo? Jo, rodo. Nu tai papasakos, kas vyksta, tai gerai duodam update'ą, karočią žygį. Update'as toksai. Karočią, po kol kas esam 7 serijoje pasmirkti. Sėkmingai pabėgta. Sėkmingai pabėgom ir esam Lenkijoje. Dabar gyvenam Lenkijos bunkeriuose. Mūsų toks update'as šiandienos. O tai susitikot ir kas buvo, mes nesusitikom, mes pabėgom. Nes jeigu būtų susitikta, tai greičiausiai dabar būtų bagažinė ir miškas. Dabar kaip čia trumpai pasakyti, mes laukime išvadavimo komandos iš drakonų kovų. Dabar ant palaukimo bus. Tai net nežinau, miegot, nemiegot, karočią. Jau laukiam dabar drakonų rutulių iki rytojaus, kol surinkti bus. Kas čia iš viso buvo, galit pasakyti? Nu nieko, Krilavičius užlenkt nori. Krilavičius nori mūsų užlenkt, karočią. Ir su savo žmonėm mus gaudo. Karočią pasakysiu, čiatas tik tiek žygis MVP vairavimo įgūdžiai. Pizda pirmą kartą nestresavau, nahui, kaip jis ant 100 pėm, nahui. Karočią, čiatas oficialiai... O šiaip rimtai, karočią, jeigu mus, tarkim... Jo, aš noriu užklausti, jeigu, tarkim, mus nori pagrobt ir gaudo per raudoną šviesoforus ir mūsų pavojus, gresia gyvybei pavojus ir jeigu per raudoną šviesoforą ant 100 pėm pravažiuoja ir tave nufotkina. Jo, 8 raudonų šviesoforus, jeigu pravažiuoji ant ten 200 ir tai nufotkina. Ar yra galimybė žygio išsaugo teisės, ar jau galim laido žygio teisės? Bet gyvybei buvo pavojus. Ar čiatas, ar tai įmanoma padaryti? Ar yra toks įstatymas, ar GGVP, ar tiesiog mentai, kai visada tokie patys? Bet jeigu kameras atsuktų, tai matytų, kad tiesiog gaudo. Gera idėja buvo pirkti, M3 išgelbėjo gyvybę, nahui pasiteisino. Pasiteisino čiatas, jeigu ne M3 būtų labai blogai dabar buvo. Dabar ko gero streamo nebūtų ir nieko nebūtų. Ir pizda realiai, dar su čiatu tarėmės,
Kurva stresas ta situacija ir mano ragelis 3 procentai, nei streamo pajungt nieko, nesakiau, tada upisim streamą prieš mirtį, nei kažką jungt nieko padaryti, karočią, tai pizda, nahui, vapšė tokia žopa buvo ant momento. Pričiup bandė gerų momentų. 10 balų už pastangas. Įdomu, kiek laiko kimarino prie chatos ir sekė. Įdomu, kiek laiko sekė. Tu ten žodžius nuo sienos skaitai, iš jūsų čatą skaitau. Nes aš ant ragelio neturiu, aš dabar iš ragelio čia prijungęs ant pakrovimo. Sako, tai Oleną pagrobt gali. Olena yra dabar Švedijoje. Tai viskas gerai. Ne prie ko čia. Čia, žinai, atrodo tas streamas, kur pagrobė. Čia tas streamas, karočią, kur eina jau į pabaigą. Prieš jau finalas artėja, karočią, sezono. Dar čatas, karočią, čatas dar tik 2 diena susipažįsta su situacija, bet čia eina viskas į finalą. Kirilavičius Insta story darė, sakė, įsigalvoju. 10 balų. Dabar mes šiaip turim gan planą visai neblogą. Kaip apsisaugot. Arba kitaip liekam Lenkijoje gyventi visam laikui. Aš manau, kad visai būtų gera idėja tiesiog daryti streamą ir jo niekada neišjungt. Per prievartą subatonas, karočią. Realiai subatonas, bet subatono tipo tikslas išsaugot gyvybę. Čia dabar geriausia idėja būtų realiai tiesiog subatoną daryti, bet bus momentų, kada reikės užmutinti mikrofoną, nes čia, kaip sakoma, veiksmo filmas vyksta. Ir mes irgi, kaip čia pasakyti, nenoriu iš čia išsiexpausint, apsisaugoja. Iš čia tu yra kas tiki, kad jie Lenkijoje, tai faktas, kad mes ne Lenkijoje, bet tai tu supranti, kad mus persekio ir nori paimti ir žmonės mus seka ir streamų žiūri ir taip toliau, tai tu ant tiek debilas ar kaip? Sako, Krilavičius bando grąžinti pinigus, tie bėga, kurva. Eik, tu nahui. Ar turi ginklą? Negaliu atsakyti šitą klausimą. Mentam skambink, 100 kartų buvo sakyta, nepadės. Šiaip norit bairį, žygį papasakok dėl mentų. Per visą šitą veiksmą tiesiog prasilenkiam ir nieko. Jo, įsivaizduokit, karočią, žygis, kad pabėgtų, blokavo kelią. Karočią, įsivaizduokit situaciją, blokuoja kelią, nahui, jisai piso, karočią, prieš eismą, apvažiuot staigiai, ten vos nekurvas kersas, tipo su bambu ant 100, nahui, kur ten leistinas greitai šiam, ir mentai iš priekio atvažiuoja ir galvom, eik tu, nahui, išgelbės, nahui, pohui, nuvažiavo ramiai. Eik tu, nahui, aš dar taip nematęs, bet galvo, bent šitoj vietoj tai tikrai gal būtų pagelbė. Bibi, nahui. Ir ko pasiekoji, žygiui teko palaido teisės. Tai aš tau atsakiau, kodėl nesikreipia į policiją, nepadeda. Nesupranti situacijos rimtumo. Tu nesupranti, kad aš su tai istorijais, kad paviešint pradėjau viską. Aš pasirašiau mirties nuosprendį nuo to pimpalo. Tu supranti, kad tokių dalykų nekalba viešai. Man tiesiog jau va čia, nahui, buvo. O dabar mes veiksmo filme gyvensim. Iki tol, kol bus pizda. Dabar bus įdomiausia laivai gyvenime, karočiai, įdomiausia arka. Tiesiog streamai, va, tokie, na. Tokios iš įdomesnių aplinkų, sakykim, tokie vapšė what the fuck ir taip toliau. Ant kodinių žodžių, ant visko. Po M3 GPS yra slapta info, mes jau šitą visą žinom. Ir jūs čatas esate teisūs. Kad ir kaip būtų durna,
yra bydna, bet čia yra tiesa. Sako, keistuolis tu, tokius pisiai pavėsi be kalbų ir viskas neperšaunamų nėra, apsikrauna čia, kurio tu eik žai savo roleplayus nahui, tai iš viso, blėt, apie tuos tokius žinotum, tai tu bijotum savo gyvenime, kad tavo tėvai nahui tokius žiūrėjau kaip į, blėt, kokius piktadarius nahui, kai tu dar bambai buvai, ką tu čia šneki. Sako, tai ant tavęs baudos eis ant tavęs mašiną registruoti. Tai aš teisę net gausiu. Karočią žygį turėsi mąstyti arba surasi ant ko nurašyti, arba pats turėsi. Stankiano. Aš tikrai nebūsiu be teisų. Stankiano. Sako, tai vis tiek numirsi, kam tau teisės. Nu, aš nepasiduosiu vis tiek. Nedėk man vino saito reklamos kamerai ten, blėt, nuneši 6 kamanų, pasikėliau ir piso blokantą. Viskas, nuo šiandien van viną ištrinam. Gerai, tada čatas. Aš nežinau, aš buvau pasakojęs apie van viną, kad jie ten man nori padėti, bet jeigu čia rimtai legit šūdas, tada aš kvit. Tada čatas nebematysit, nebėra tada van viną. Tai aš tada net neturiu kaziko jokio, bet dabar ne apie tai, vapšė čatas, dabar ne apie tai. Pauhui, gal kažką sugalvosim ateityje. Dabar ne piniguose esmė, gal sugalvosim kažką su tais streamais, su viskuo. Dabar čatas tikrai netame esmė, tada gerai iškart sakau, van vieną metam lauk. Šiuo momentu metam. Aš tai senai teisės čatas prapisęs, aš man atrodo 11 mėnesių praėjo, šiaip už mėnesio turėjau atgauti teisės. Sako, Bibi, žino, man tai išmokėjau van vieną. Ai, tai gal čia tada šiaip kažkas trolina čatą. Bet davai dabar ne apie tai kalbam. Kaip su Stankianu ir visais kitais. Tai mes 3. Ar nenori apsaugos pasimti, viskas padaryta. Bet čia ne taip paprasta čatas. Suprantat, kad žmonės yra nedurni šiais laikais. Žiūrėkit, aš jums duosiu pavyzdį. Karočią, labai paprastai. Dabar, tarkim, yra čatą, manęs kažkas nemėgsta. Norėtų ateiti ir, tarkim, pisti snukį šiaip ten, Bibi, žino, ten už kažką, ne? Tai jūs galvojat, jūs save laikytumėte debilais, tai jūs aplamai galėtumėt paprastai, tipo, čia prasimušti ir taip toliau visą kitą. Jūs galvojat, kad žmonės yra durni ir ypatingai tie žmonės, kur tuo gyvena ir tuo užsiema ir tą daro visą gyvenimą ir ten labai rimti. Tai jūs galvojat, čia, blėt, paprastas žmogus gali šiaip mieste nustrim snaipinti. Kur dabar M3 negaliu pasakyti. Neatskleidžiama informacija. Eina nahui, čatas laikysit kompaniją, bibideu nahui, dabar non-stopų streaminti reikės kiaurą parą. Čia vienas iš taktinių manevrų bus. Kada čia šitas šūdas baigsis? Nesiparink viešas asmuo esi Dovidai. Nu šiandien realiai, jeigu su taksu būčiau važiavęs namo, tai šiandien jau būčiau miškų žmogus, o ne viešas. Realiai. Arba jeigu būtų protingiau sužaidę, tai šiandien būčiau miškų žmogus. Bet ko gero vis dar viešas žmogus esu. Dar nesu miškų žmogus.
Gerų čia filmų prisifantazauti. Kam filmai, kam realybė, seni. Papasakotum gal čiatui apie įvykį trumpai, kas čia nutiko, tipo timeline nubrėžt, o tai nesekat streamų, nuo kada aš iš višiai kalbėt pradėjau? Visą šitą? Jo. Užvakar. Užvakar, man atrodo, tai čiatas pradėkit sekti, nes čia filmas bus. Ir čia tikrai man atrodo, kad nesibaigs gražiai. Realiai, kročiai vyksta karas. Iki kol kažkas bus. Čia nebus ramiai, galiu pažadėti, nes man taip atrodo, kad čia nesibaigs. Čia nėra kažkokia tipo dienos ar 2 reikalas. Čia realiai metų reikalas jau tęsiasi. Čia realiai jau metų reikalas tęsiasi nuo praeitos vasaros galo, po to viskas labai suaktyvėjo nuo sausio ir čia realiai dabar išlindo, nes dapiso. O tai nerašė Žygis į Discordą, kad susitikt susitarė važiuot. Čia buvo taktinis manevras, karočią. Nenoriu pasakyti vardo jo, čia buvo veiksmas padarytas, bet negaliu dabar sakyti. Aš manau, kad žino, ta žino čiatą. Aš manau, kad yra, kad žino čiatą tikrai bent 30% žmonių žino. Ir negaliu sakyti. Bet tikrai daug kas supranta. Sako, tai tu kažką gali pasakyti, gėjau, kurva. Galiu pasakyti, kad kročia Krilavičius gavo spaudimo, pradėjau viešint, stipriai užsiparino, manęs ieškojo, bet nusprendė, kad karočią dabar jau tvarkysi su visais žmonėms, su visus įtraukė visus karočią. Tada užpyko karočią ir čiatas atsirado žmonių, irgi kas palaiko ir čia toks mini kariukas susimetė. Čia toks mini, be detalių, toks mini trumpiausia versija, ką pasakiau, kas šiaip vyksta. Daug pasakei, dėkui tau. Nu, įžiūrėkit čiatas. Aš jeigu jums pasakau, aš mirštu, nakui. Tai žinai, aš geriau palauksiu, pasėdėsim, pagyvensim ir tada su kiekviena diena viskas matysis. Pažiūrėkit, vakar langus daužė, šiandien su mašina bandė nusičiupt, pažiūrėsim, kas rytoj laukia. Ant veiksmų. Bet šiaip rytoj tai bus veiksmo. Dabar misija yra tokia, na. Kaip čia pasakyti, kaip čia saugiai pasakyti, kokia čia mūsų misija dabar. Kai matysi, kad galas, papasako geriau viską. Tai žinot, ką darysim? Darysim tokį bairį, darysim visą laiką dabar streamą, nesvarbu kokiu metu, karoči. Kad bent nuo vieno dalyko apsisaugot nuo čiupimo, nahui. Kad nebūtų random pačiupimo, kaip šiandien bandė. Važiavau namo streamą daryt, nahui, ir bandė prie chatos čiup, nahui. Sugalvoji ir į live GTA suvaidint, man atrodo, pisi tu čia prot. Nepisam proto. Sukurk iš ankstinį vidosą su detalėm. Tipo, jeigu aš jau mirčiau, nahui. Yra seni žmonių visi, kur žino, aš jau sakiau, bledžygis, jau tada viską papasakosiu, bet jau man paus nebus. Vis tiek viskas iki smulkmenų išeis į viešumą.
O negeriau daryti iš 2 polų streamą, ta prasme. Kaip? O kaip daryti iš 2 polų streamą neįmanoma, man atrodo, su streamais taip. Sako, darysim visom dienom streamą, bent jau šitam reikale nepistum protą, kiek jau čia mėnesio kiekvieną dieną darai. Tai mesgi dabar planavom vakar paleisti streamą ir šiandien, bet tiesiog negalim, nes karočią dėl Krilavičiaus negalim. Aš turėjau ir vakar, ir šiandien padaryti, bet negalėjom tiesiog padaryti. Nes nuo vakar veiksme. Ir tokių minčių kameros turi. Čia labai gerai. Ir mes šiaip turim įrodymą, o vat pagaliau pradėjom pagalvoti, čiatas, kad nepistumėt proto, turim pirmą įrodymą, nurekordinom pokalbį. Turim pokalbį. Ir ne tik mes nurekordinom, bet čia negaliu apie tai kalbėti čiatas. Atsiprašau. Fu, ble. tą patį komentarą skaitai. Nejuokinkit čiatas. Nu kur R8 nėra ant dalių nurinktas. Nėra R8 ant dalių. Sako R8 pas Masloboje vakėme, na. Debesiukai taip. Šiaip aš manau, tą pokalbį tai galima laisvai rodyti. Struktūros palaukčiau. Kodėl? O kas pasikeis? Dėl žmonių tu tipo? Bet manau, kad poch. Nes nieko blogo nebuvo pasakyta iš mūsų. Čia grinai aplinkui situaciją kalbėjom, atsimeni. Bent jau dalį galim tada parodyti. Negalvoju? Ties ta vieta, karočią, kur pats pasakė, nahui, kad padarė, kad atvažiavo viską. Nu, realiai. Nu, tipo ant fakto pagautų. Ir pasimetė, kai atsimeni. Bent kažkiek pokalbio parodė, kad čiatą suprastų. Na jo, aš iš tikrųjų ir suprantu čiatą, nes, blet, mes, kurio gyvenam 99% veiksime, karočią, bet jie nemato visų tų dalykų. Vakas bydis. Jie nemato tų susitikimų, tų visko. Bet jeigu nuo šiandien viską filmuojam, o mums reiktų tai. Gal užkursim filmą, kažkas įdomaus bent bus čiatui su viskuo. Ir nereikės čia verkti visiems. Ką nahui? Sako, matėt, Krilavičius buvo Mersą už 2 tramką pardavęs, ten degė check engine, tai jis karočią užkliavo į žmogus ten 7 kairę matus kažkaip. Čia rimtai. O tai jis nevairuoja dabar tą pačią Mersą? Vairuoja net tą patį. Tai visi žinoma Mersą, kad ta juoda su MMA numeriais. Kas čia naujo, MMA numeriai čia tas. Visi čia žino.
Viešas žmogusgi. Galima tau chatai plotą padaryti, prižiūrėsim. Galima, bet dabar nesiūlyčiau ten važiuoti, nes siurprizų palikti. Ar matei, kad tą story filmavo Kirilas? Nemačiau, jisai mane užblokinęs prieš 7 mėnesius. Tada, kai nukėlė, jisai mane užblokavęs 7 mėnesiai atgal. Eik tu nakui, čiatas mane taip juokina, kai tokie komentarai, kur dar nieko nežino, ant kiek nukėlė. Čiatas jūs jau vėluojate į šitą reikalą, aš tikrai nekartosiu 1 kartų. O kai streaminį ilgą laiko tarpą negali susekti to lokacijos, tai mane tai gali susekti, bet supranti, streamas yra saugumo duoda. Žymiai saugumo duoda streamas. Kol vienas arba vieni esam, tai realiai labai saugus variantas yra tiesiog streaminti. Nebent mes tiesiog debilai ir kažko neapgalvojam. Parašė, gandriukus, ko neapgalvojam. Ko? Signal January paims ir tavo stream visą gali. Rimtai? Čia rimtai tai galima? Gal tiesiog, čia pramutinkit gandriuką, pramutinkit tokį komentarą ir tiesiog pamirškit šitą dalyką. Uždėkit, čia mutą dienai. Dėl saugumo. Tai filmuosim viską, bet tu supranti, kaip čia blogai tada. Jeigu realiai taip įmanoma. Tu supranti, kad tada realiai viskas žlunga ir pizda realiai. Jeigu čia tai bus, tada realiai pizda bus. O kas filmavo Stankianą? Stankianą, parodyk tą pokalbį. Nėra garsia, gali prasiųst pokalbį, Žygį. Pažiūrėk, kokią dalį parodyk, visko nerodyk, dar galėsim ateity visą parodyti 6 minučių pokalbius. Parodyk bent dalį. Čia tas bičas, kuris nesugebėjo pagauti čia ir bandė prisitravint. Bandė prisitravint, kad paimt. Žiūrėk, Huavatą, aš tau paaiškinsiu taip. Sako, suprantama, jog situacija tikrai kebli ir į tai traukta daug žmonių. Dahuja žmonių, tu net nežinai, o streamė, ta prasme, kokių žmonių traukta. Ir sako, bet jei pradėjai ekspausint, tai karas jau pradėtas. Taip, patvirtinu, taip yra. Rašo, tai jeigu kalbė apie tai viešai, tai bent jau kalbėt iki galo vabank. Ne, čia nesutinku, žiūrėk, kodėl. Rašo, o dabar atrodo, jog turi daug visokių įrodymų, daug kas slepi ir galų gale, jei kas tau atsitiks, neužteks įrodymų. Nebus taip. Jeigu man ir kas atsitiks, yra pilna žmonių ir viską žino. Ir čia tas karas dar bus didesnis. Ir taip nėra. Ir vien dėl to, kad jeigu dabar viską aš sudėlioju, tada man niekas nepadės. Man tiesiog niekas nepadės. Supranti? Čia yra daug žmonių įtraukta. Policija man čia nepadės, visiškai nieko, man policija nieko, manęs nei apsaugos, nei man ten pinigą grąžins, nieko man nepadės. Va čia ir yra viskas, supranti? Jo, pritariu, bet ar užteks laiko, va, kur klausimas, metus laiko buvo laukta, tai žinai.
O dabar turim situaciją ir dabar jau žaidžiam su situacija, kokia yra. Step by step. Kunigai pinigų gal ir negražinsim, bet apsaugosim, tu tik kreipkis. Yra labai daug, aš nenoriu per daug žmonių kišti, negaliu taip daryti. Yra čia angelas sargas, vienas turiu angelą sargą 2 ir dar turiu angelą sargą 35. Sako, gal kas ant nuomos užmest apie piso dar bent jau 2 pinigų algos. Oi, seni, dabar mes panašiai gyvenam. Parasiuntė žygį, nes čia verkia. Biškelį gal apsiraminis čiatas, tada kažkiek parodys. Karpai? Kai karpa? Tai pradžia užtenkagi. Tegul bent pasako ir pamatys tas pats čiuvakas, kad tavo, kur bandė gaudyti. Kai seka, kad reikia šveikto pajėg. Kur gerintis bandas ten visą laiką, nahui, bandė kračią. Situaciją tokią bandė pasigaut, nahui, o po to pradėjau tokius, blet, hebra, aš čia pasikalbėt noriu, aš čia noriu, sako, tiesiog su jum pasišnekėt čia dėl Krilavičiaus, aš jum noriu padėti, tokius pisa bičias, nori padėti dėl Krilavičiaus, įsivaizduokit, gyvenime nematęs čiuvako, pirmą nakties nahui į namus, karočią pasiekė, bum, karočią, viso iš karto, įvažiavo iš nugaros nahui į kiemą, kurva, pizda, nahui, viso batai, karočią, tada bandom bėgti ir jisai, karočią, iš paskos ir dar bando užkišo mašiną, nahui, ranką, viso, blėt, stabdo, ten, nahui, prasidėjo per raudonų šviesoforus iš paskos ir po to sako, aš norėčiau jūs pagauti, tai pagaučiau. Toj čiatas parodysim. Apkarpyk. Jei galiu. O šiaip tai čiatas MVP kažkuriam žiūrovui iš Instagramo, o Instagramo publika tai nahui pamatė, kai bėgam nuo mašinos ir karočią deganę pasiekė irgi pamatė istorius, tai nufotkino atsiuntė fotkės vapšė MVP. Paprašiau, kad atsiųsto, po to jau rašau, sakau, seni, pašėrinau, gali pist kuo greičiau iš ten. Nu, parodyk. Nu, paleis. Gerai, sutarėm. Tada tu, man žinai, man reikia dėl saugumo, nes kol ne vieną kartą situacija buvo, aš niekur neviešinsiu nei ką. Viskas tvarkoj, žiūrėk, atsiūs, tu tiesiog atvažiuok, pakalbėsim, jokių kamerų, nieko, nes... Tai galėjai ir daugiau parodyti. Nu, bet, o jums girdėjosi iš vis kažkas, na? Parodyk pradžią, kaip sakė, kad atvažiavo, tipo vapšė. Sako, norėjau pasigauti. Parodyk man. Parodyk. Per daug nerodyk. O čia visas ar jau iškirti tiesiog? Tu gali stankiamą atsiųst pradžiai. Nu, Max, lyg lauk. Čiatas, aš jums pasakiau, kad aš jums iš vis nerodysiu ir negaliu. Žiūrėkit, čiatas, jūs esat realiai neužpykit, bet didžioji dalis, kur tai prašot, dalbajobai. Aš jums pasakiau, aš negaliu to rodyti ir jūs sakot, tiesiog parodykit, kad yra pokalbis, bent kažkiek ir bus ramu, kad tikra. Parodžiau dalį pokalbio,
Nu, wow, kiek mažai parodyti, man dabar viską rodyti, nahui, nu negaliu, aš jums pasakiau, čiatas, negaliu. Kaip jūs nesuprantat, ar jūs durniai, nahui? Kurva debiliukai, nu tai wow. Aš jaučiu, mes vapšiai pisim subų čiatą ir tiesiog darysim streamą dėl savęs, karočio sausio augimo tiesiog šausim. Tu pats dėl bajobas tokias fantazijas fantazuoji, tik nesupyk, nu, žinai. Galiu palinkėti kukų tau. Pokalbį rašinėdamas perspėjai kitą pusę. O tai kita pusė perspėjo, karočią mane, kai prie mano namų laukia manęs išsivežti. Blet, įdomu, kas blogiau padarė, ar tas, kuris pokalbį rašė, ar tas, kuris norėjo pasičiup nahui nuo namų. Būtume ramiai, karočią su Krilavičiu įkėlę, karočią aš ten vapšė miške iki kaklo nukastas tokį, sakytume, va, mes čia filmuojam rimti reikalai su Krilavičium draugelį. Turiu omeny, kad tavo pokalbis neturi teisinės galius, tai man to nereikia, sani. Čia man nereikia jokių teisų, nahui, čia tu galvoji, man tai kažką padės, nahui. Dar galvau, su Grįšilo byfas buvo kažkoks labai čia nusimato veiksmų. Bus veiksmų, čia sakau. Ai, čiatas. Sako, kai su žydu buvo, atsimena tą streamą čiatas. Žodžių bus ant judesio. O kas čia buvo, čiato nėra? Kas čia čiatas susipiso? O tai mes streamę dar? O eik tu nahui, jau galvau kažkokios problemos vėl. O jau tvai matna. Ne, Maslobojevas nieko nerašė. Ką jam rašyti? Ką veikiam čiatas? Sako, blet, bet tu toks melagis, kas žino tą žmogų supras, kad tavęs jis negaudė, o padėti realiai norėjo proimsi prasukę merginą už vairo buvo ir bahuriukas su apykoje, mačiau už vairo buvo ir mačiau išlipo iš mašinos ir nuėjau vienas į degalinę, paskui matėm prie McDonald's, kaip jūs nuvažiavo, to jūs stovėjau, ką... Tu jauti, ką tu rašai, nahui. Jei drąsu, sako, praliek pro centrą su laip, pamatysim, ar tikrai gaudo. Neįmanoma čiatas. Aš čia dabar sėdėsiu, blet, iki vakaro, kol angelai sargai atvažiuos. Bent jau man buvo tokį nurodymą įduoti. Ne iki vakaro, bet rytoj, karočią dieną aš laukiu. Mes čia turim dabar nemažai laiko sėdėti. Nes taip reikia. Tai turėsim ką veikti publiką. Kurio užpisa, nahui. Nei pavalgyti, saky, dabar nieko, nahui, negalim. Kurva, nevalgys nieko. O čiuvakas iš Telegramo maladėts, belė koks maladėts, jis mane išseivino, nahui. Jis mane išseivino vieną kartą. Iš visko yra čia, sakau, čiatas, nežinau, ne visi, daug kas čia šiaip visą protą, bet pizda atsirado žmonių, eikti nahui, tokių maladėts, aš negaliu patikėti. Realiai
Čiatas taip jis dan, aš negaliu patikėti, kad kiek monstrų, nahui, čiatai iš tikrųjų yra. Monstrai čiatas jūs kai kurie. Didžiausia važuha. Ką veikiam publiką? Likvidacijas kalba, tai jūs čiatas, jūs ką nori darykit. Aš tai nežinau. Žiūrėsim, kaip bus. Įdomu čia bus. Streamą per Wi-Fi leidžiat ar per LANą? Wi-Fi, man atrodo. Čia viešbutukį Wi-Fi'us. Nežinau, čia tas angelai sargai mane saugo dabar nuo Krilavičiaus. Tokius kaip Krilavičių vis vieną dieną užlenks kažkas. Nu, gal ir negražu taip sakyt, bet aš labai tikiuosi, na. Personal, nahui. Personal, manau, va čia toks, žinai, pagieža, nahui, asmeninį. Už visą šūdą. Už tokius bairius. Sako, jis tik žmogus ir tu gali pizdiem duot kaip vyras. Tai senė, čia netame esmė. Čia nėra taip gyvenime, kad va, Krilavičius atvaro pats, tu galvoj, čia taip vyksta, nahui. Čia kaip Tarzanas sakė, mano kareivukai, nahui, visur Lietuvoje išbarstyti. Čia labai vaibas panašus. Čia biški kitaip, nahui. Ką veikiam? Girdit, vaikinai? Miegat? Rimtai? Miegot einam? Žygi! Eik tu nahui! Eik tu nahui, girdi? Aš monstras! Žinau čia tų įrodymą didžiausia visa pradžia irgi, kad viską patvirtintų, kurie netiki. Girdi? Galim paprašyti kaimynų kamerų, kai Krilavičius atėjo manęs pats ant karštų, kai nepagalvojo. Čiatas, jūs geniai, viskas, karočiui, viską ant streamo darysim, tikrai, nahui, jūs tikrai gerą idėją pasiūlėt. Kažkuris rašė ir galvoju, nu kas iš tų kaimynų, bet realiai, taigi man jis jau ryte vakar, nahui, daužė langus, bandė kurva įsilaužti. Pizda, nahui, kaip gerai. Va, rytoj tai laukia bomba, nahui. Pagaliau nuo rytoj bent jau kurva tie, kurie netiki, bent jau pagaliau pradės tikėti, nahui, pasišėrinsim.
O čia tas filmas tai tęsis, čia bus visko, bet pagaliau bent galėsim parodyti. Ble, čiatas, jūs genijai, nahui. Pribrido. Labai gerai, nahui. Labai gerai. Jau Krilas pakeliui pas kaimynus. Ne, bet mažai šneka. Čiatas pasakysiu tokį bairį dabar. Labai viską sunku ant kamerų daryti, bet jeigu mes darom visą laiką laivą, tada mes būsim saugus, ane? Aš nesakysiu kada ir kaip, nes, žiūrėkit, aš dabar ant streamo pasakiau, kad kaimynai turi medžiagą, ar nebus taip, kad aš važiuosiu, blet, iki kaimynų ir kol važiuosiu, blet, mane pasigaus. Labai didelis šansas, dėl to, supraskite, dėl to čiatas aš negaliu tokių dalykų sakyti. Vat tuo momentu, kai gausi medžiagą, pažadu iš kaimynų ir jums parodysiu, jūs tada suprasit, kad situacija tikrai yra rimtesnė. Ir ta prasme, ir bus ta pati medžiaga, kaip šiandien pirmą nakties atvažiavo ir, blet, kieme, nahui, bandė paimti. Tada biškai suprasit, kad rimčiau ir gal pradėsit vertinti, kad aš negaliu dalykų pasakoti, nes aš literaliai vieną dalyką dabar pasakau, kažką link fakto einam ir dabar man jau vien dėl to gali būti pizda rytoj, kai mes bandysim taip tai padaryti. Kaip manai, sako, Krilka yra smaukės? Ne, seniai, čia ne tos temos dabar neįdomu, žinok. Kažkokius maukymus ir panašiai. Jo, tai darysim streamą, kai važiuosim, bet irgi reikia, blet, kad nebūtų kažkokių dauniškų ėjimų, sakau. Viską reikia ant streamų daryti, bet reikia irgi pamastyti. Blet, kad čiatas pizda, privalom dabar gauti tą medžiagą, kad, blet, seni, kad tik, blet. Blet, kad tik, nahui, prašau. Man dabar labai reikia šito dalyko, nahui, man šito labai stipriai reikia. Nes realiai pagaliau, nahui, kurva žmonės, kurie netiki, pradės tikėti, blet. Sako, tu supranti, ką kalbi? Tu sakai, jis išvažiavo tau iš galo į kiemą, tai kodėl tau kelio neužkirto, kai buvo jisai bandė, karočią žygis varė ir suko ratą. Ir tada, žiūrėk, kai buvo, įsivaizduok, aš tau parodysiu taip, nupiešiu, žiūrėk. Karočią, žiūrėk, yra kiemas, kelias toksai, yra toksai ir čia ilgas į kairę, į viršų, į dešinę, ne? Įvažiavom ir matom, kad atvažiuoja pizda. Ir jisai mūsų laukia, dar čia nuo toliau, nesakysiu nuo kur, tipo, nes kad neexpausint adresų, jis mus tada atsekė ir, blet, žygis sako, jau kurva nejasna, nahui, kažkoks pizdas stovi, blet, laukia, atrodo, pravažiavom, žiūri. Mes įvažiuojam, įsukam į kiemą, jisai iš paskos ir kurva, ir mes nežinom pradžioje, ir čia kas čia, blet, yra. Sukam tada į kairę, nahui, jisai pysti irgi į kairę, mes tada ant durniaus iki pat galo apsisukom, tas sustojo ir, blet, nejasna, nahui. Ir tipo žiūri, čia stoja su lempom pizda. Ir mes tada stojom, galvom, nu tai ką dabar viskas bridom daryti. Tai sakau, pizda, pisam dugną. Ir žygis iš karto taip staigiai ir šonu pravarė dugną. Tas staigiai apsisuko mum iš paskos, išvažiavom mes iš kiemo, pradėjom spaustas, mus varosi iš paskos ir galvojom pizda, žinai, ir tada mentai prieki. Ir jisai mum, bum, prieš eismą pravarė, dar ranką įsitraukė nahui ir bando va taip mašiną kelią užkirsti, po į viską užmest. Ir tada, nu tai žygis pasiėmė, mentai iš priekio atvaro ir tada piso gazų per aplinkui, va taip perį, vėl įpiso prieš eismą ir tiesiog pradėjo spaus, bet keista mentai nestabdė. Ir tada išvažiavom į gatvės, važiavom link centro ir per visus šviesoforus ir gaudė. Nu va kažkas tokio buvo. Jo, atiduot norėjau pinigus, o tu bijojai pasimti. Pizė, čiatas, magija, žiūrėkit, iš manęs atkirto 200-300 gabalų, pizdačiai, įsivaizduokit, vapšė milijoną, ne, čia istorijos pasakos, atkirto pinigus, aš įpisau istorijos, pasakiau, kad tu duhas ten, lohas tai padarei ir kitą dieną
Pirmą nakties random žmogus pas mane prisiparkuoja su juoda mašina, seni, aš tau noriu atiduoti pinigus, tu maladės bičiukas. Nu, žinai, ten pasakėjai gal kažką blogo, im pinigus, maladės, seniukai, va tau nemokamai, karočią, štai tiek pinigų, zaibys, gyvenkim draugiškai. Nu, prieš tai jo ten buvo bandė, karočią, chatą daužyti viską. Jo, įgerit būna, žinai, pasikarščiavom, bet pagalvojau, kad davai im pinigus. Pizda, nakui, bomba. Ko tu žvengi? Mes žiūrim streamą ir dabar žinai, kaip atrodo iš šono geltona siena, atrodo čiūvai psichušką uždarė. Jis ten tokiais ženklais ir tokiais simboliais laba. Sako, Raimundas norėjo reklamos, reklamą jis gavo, kam daugiau jam tų pinigų. Vo, blėt. Vo, blėt. Vo, bravo, boss. Bravo, boss. Bravo, boss. Na. Beldė į langus, nes nenorėjau paklausti, kur pinigus palikti. Bravo, boss. Blet, Hilasai, tu tiesą sakai, tai būtų iš karto iškirtęs kelią, o nelaukęs, kol jūs apsisuksit ir panašiai. Nu jo, blemba, aš nepagalvau, gal iš tikrųjų žmonės pirmą nakties susiranda, kur tu gyveni, atvažiuoja prie tavo namų, karočią, ir nori padėti. Blet, gal turi teisus, gal aš tikrai pasikaršiavau ir jis taip stipriai man norėjau padėti, kad jisai per raudonus šviesoforus mane gaudė. Blet, aš žinai ten... Mes durni tipo varėm, nusifotkinom su fotikai, su jisai iš paskos galvoja, nu kur žmogui nepadėsiu, reikia pis per raudoną, karočią. Vis tiek ką čia pirmą naktiesgi, gal žinai režim, blet, gal turi teisus. Aš tikrai, manau, pasikarščiavau ir gal jis tikrai, jeigu norės, būtų sustabdęs. Nebuvo jam prasmės, iš tikrųjų, gal aš tikrai karščiuojuosi. Aš manau, kad čia čiatas buvo pasikarščiuota. Bet aš tikrai gal čia durnas esu šiaip rimtai. Nu jo. Aš manau, kad suklydau. Nu, gaudė per raudonas babkės, skubėjau grąžinti, bet gal čiatas rimtai aš kvailas. Tikrai tiesą sako. Kiekvieną dienągi čia, žinai, žmonės atvažiuoja nepažįstami pirmą nakties. Laukia, ta prasme, ne tai, kad atvažiuoja, bet jisai laukia, ta prasme, Bibi žino dar kiek laiko laukia, bet jis mūsų tiesiog laukia ir dar tada atvarė, karočią, viską ir... Nu va, tai gal iš tikrųjų turi teisus. Blemba nuseninė tokiais būdais žiūrovus rinktis reikia, o tu matai, kad aš kažką rinkčiausi? Tu galvoji, pas mane kažkas pakilo ar pasikeitė, tu šiaip mano, pavyzdžiui, žmogaus streamų žiūri? Tu galvoji, žiūrovus renkuosi? Pramoga čia, žinai, kažkokia. Kažkur čia kurva būt, nahui. Kažko čia tokius, prasmė tokius storius daryti. Populiarint, karočią, kažkokį dalbajobą Krilavičių, kur šūdus daro. Kur Bibi žino žmonių priekybom užsiminėja, nahui. Kiek jis ten pridarė, man čia pramoga jo, šiaip kištis, merktis į tokį šūdą, kur čiuvakas juda su gaujom nahui, nusikalstama veikla, blet, va šiaip tiesiog paim galvoju, blet, reikia pasismaginti gyvenimą, pist random pastumt, karočią, ir kad būtų linksmiau gyventi nahui, man papistų proto, ir dar žiūrovai pistų protą, dar duot klauto, karočiai, ir savo kelt pavojų. Na taip lengvai, karočiai. Taip lengvai, bet nesunkiai. Va čia pagalvojus. Taip lengvai, žinai. Tai aišku, skriptat. Dar palaukit, čiatas, aš jums garantuoju, tokių skriptų pamatysit, kad jūs vachoje būsit, aš jums sakau, šitie streamai dabar, kur bus, jūs čia tokių skriptų pamatysit, jūs patys achujėlį nebūsit.
Ai, tarp kitko čiatas, dėl šito skripto turiu irgi naujienų, bet dabar nesakysiu. Scripted. O kur Olenka Ukrainai? Į Ukrainą įskrido. Tai ko pasmentus neini, nes viskas yra scripted. Dėl to, nes čia yra skriptas didelis. Aš dabar visą laiką sakysiu, kad čia skriptą dirbsiu. Tai Norvegijoje ar Ukrainoje? Lenkijoje. Tai bliot Ukrainoje ar Švedijoje? Prancūzijoje. Na 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 ne 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 ne. Tu tik paaiškink man, juk nesupranti, kad nei jis tave laužys, nei ką. Nežinau, kokia ten pas jų situacija, kaip ten tave pagavo ar kas, bet čia jau kažkokius fantastinius filmus. Jeigu tu žinotum situaciją, tu vaikelį iš namų neišeitum taip, kad patylė geriau supranti. Va čia ir yra juokingiausia. Laužytoj nahui. Fantastinius filmus pradedi kurti vers, užvers ir panašiai nebus taip. Žinant ten tą Krilavičių, tiesiog kaime augęs gyvenimo nematęs, bet joks jis mafiozas, kaip tu čia pateiki. O tau geriau žinot, seni. O tau geriau žinot. Gerai. Gerai. Turiu planą. Tu toks drąsus? Žiūrėk. Aš šiaip esu tikrai idėjų žmogus. Žiūrėk, tu drąsus? Atsakyk man, ar tu drąsus? Va ta žmogus, kur parašė, turi kiaušų. Pasakyk man, ar turi kiaušų. Aš tave prijungiu visą šitą veiksmą. Mes susitinkam, aš tau viską papasakoju, visus vardus, visą situaciją, visus žmonės ir aš tave pastatau ant kameros ir tu viską padėlioji. Tu realiai maks 24 valandas gyvensi, bet jeigu tu drąsus ir atsakai už bazarą, šitą mes galim suorganizuoti ir padaryti. Dabar arba tu triochala, arba tu turi kiaušus. Jeigu tu va drąsus, tu nusijuoksi, ateisi papasakos ir pokui. Nes čia kaime augęs, čia nieko. Aš realiai atsakau, tu dabar drąsus, drąsiai, bet ne Lietuvoje esu, nereikia Lietuvos, įsijungsi kamerą ir viską papasakosi. Padarom tokį tiltuką. Jeigu tu drąsus, tu gausi instansą, kai iškart sakau. Ir tu greitai būsi deportuotas, nesvarbu, kur tu randiesi, patikėk. Vaikelį tu net neįsivaizduoji, nahui, kurį brisi. Tai va, jeigu tu drąsus ir turi kiaušų, prašau, davai derinamės. O jeigu ne, tu gauni permabaną, kurio čia nesisilochas. Tu tik dvi opcijas turi, arba tu triochala ir mum nereik tada tokių čiatę. Tu dabar ant savo vardo, kurio čia ir ant savo veido turėsi atsakyti. Laukiu tavo komentaro. Nieko nemokėsiu, jis tiesiog man parašė, kad mes filmuojam filmus ir fantazuojam ir taip nebūna. Tai aš tiesiog, jeigu taip nebūna ir filmai, nėra ko bijot. Aš tau realiai pasiūliau opciją ir tu gali visą Lietuvą ir visą čiatą ant visos Lietuvos paekspausinti visus. Aš tau pasakysiu vardus, pasakysiu situaciją, pasakysiu ten visą tą judėjimą, kaip kas ir panašiai. Sužinosi daugiau seniai negu tavo 3 kartos. Bet jau kelio atgal nebebus. Ir turėsi viską čiatui. Nefantazuok tikrai, seniai. Aš tau pasiūliau realią galimybę, tipo adekvatų sprendimą. Tiesiog nugalėjau tave argumentais. Nori, viską pasakau, kodėl tu nenori ir bijai. Ir vėl rašysi nefantazuok. Iš karto tiesiog permabaną tada. Viskas. Ir baigėsi, karočiui, 14-mečių bazaras. Aš tiesiog nuomonę pasakiau tau savo. Nieko blogo aš prieš tai neturiu nei prieš jį. Tai, seni, čia nebuvo nuomonė, blėt, gali susikišti į šikną. Jasna.
Čia akivaizdžiai iš tavo komentarų nebuvo nuomonė. O tau vieno komentaro to psišikai, nahui, nei kiaušų neturi, nei smarvės. Tai ką tu čia, ble, dar dėlioji čia? Kažkoks atsirado, ble, vyrukas, na. Tai per mabaną gali stankiano pist. Aš realiai bet kokį žmogų, va dabar realiai galim paimti, kurie netikėt, galim suorganizuoti susitikimą be kamerų. Aš jums viską padėliosiu, išgersim arbatėlės, saugiai, galiu garantuoti saugumą, bet tada ant kamerų jūs turėsit viską pašnekėti. Ir čia šiaip geras planas, nes tai Krilavičiui stipriai pakenks, čia bus daug žmonių įsivėlę, bet tada jums batai. Mano rekomendacija. Jeigu tokių yra, važiuojam. Arba tiesiog žiūrėkit streamą ir tegul istorija po biškelį atsivarto. Na. Ir nenervuokit manęs dėl to. Vis geriau čiatas, pažiūrėkit iš kitos pusės. Bent jau bus įdomiau streamus jums žiūrėti. Vis tiek jūs ateinat pažiūrėti kontento. Tai bent jau galėsit pažiūrėti įdomesnių streamo, ne prie kompo. Sako, o tu supranti, jeigu tu klysti, o tas žmogus realiai rimtas, tai nieko gero nesidarai savo, o tik situaciją blogini, arba tu teisus ir jis asilas. Tai aš nesakiau, kad asilas, aš turiu omeny, čia apie ką mes kalbam, jeigu ta žiūrovas, tai jo, jis asilas, jis rimtas negali būti. Patikėk tu manim, seni. O Krilavičius, nu tai kaip to pasakyti? Aš pasakysiu taip savo nuomonę. Pradžioj galvau, kad jis rimtas. Ir jis ten juda su visokiais, ten ir pizda, čia nahui, ten toj Lietuvoj viską, bet aš supratau, kad jis lochas. Nes po to pamačiau rimtesnių žmonių. Ir kur jis ten pizda, nahui, bet paskui pamačiau dar rimtesnių. Ir tada visi lochai pasidarė. Tokie kaip Krilavičius. Nu ir viskas, čia mano nuomonė. Ir pagal visus tos žmonės, nu aš irgi lochas. Nu aš irgi čiatas lochas esu. Mes realiai lochai esame, jūs net neįsivaizduojat. Jeigu mes apie tai kalbam, tai mes visi lochai. Ne mums spręst. Bet aš bent jau einu ant šito kelio, nahui. Atgal įkast. Na. O tai gerai, čiatas, dabar normaliai, kada čia pakalbam kitą temą. Atsimetinės torpedom, rimtiems žmonėms ateis tas momentas, kai dings pinigai, pataps bomžų ir pasiduos kovoj. Ką žinok, panašiai yra, jis realiai atsimėtė žmonėm ir tipo dėl to ramus ale. Nu bet pažiūrėsim, ką čia padarys. Labai panaši situacija. Dėl to ir sėdės ten. Gal rytoj PVM streamuką pakurk įdomu būtų pažiūrėti, nes dabar nelabai tas krilka įdomus. Negaliu aš namie būti. Aš čia tas nebebūsiu namie daugiau, neturiu galimybės namuose būti. Baigėsi namų streamas. Realiai iš namų streamo kuris laikas nebus. Ir ne tai, kad negaliu, man angelai sargai neleido namie būti. Man pasakė, tu nebegali būti namie. Ir viskas. Tai dabar sakau, visai proga, karočiai ir L maratonui. Su batoną davai? Ką žinau. Žygi, pasiruošęs ant veiksmo padaryti didžiausia su batoną, nahui, dramos. Jeigu aš, karočiai, čiatas darau su batoną, bet tada yra sąlyga. Mes tada darom, karočiai, su žygiu tik. Karočiai, mes gyvensim, pamirštam panas, pamirštam viską kuriam laikui.
O tai ką darysi, visada taip ir bėgiosi? Negaliu pasakyti, bet iš esmės, tipo, dabar kuris laikas jo. Ir žiūrėsim, kas vyksta. Dar kartais turėsiu pabendrauti su angelais sargais. Tai jeigu, tarkim, mes darytume su batoną, tai aš kartais turėsiu valandėliai išdingti iš streamo, kad su angelais sargais pabendrauti. Gera, blet, gera klička, ne? Angelai sargai, nahui, va tai bus. Reikės kartais su angelais pabendrauti man. Čia čystai, karočią girdi, žygi. Dabar yra žiūrovų, čiatas dar ką prisimeniau. Galibiški trumpam žygi ateit. Ble, čiatas, žiūrėkit, dabar galim. Mes buvom tiek šiaip priplanavę dalykų per šitos 7 mėnesius, jūs neįsivaizduoja čiatas. Mes buvom labai daug skirtingų scenarių, kaip visą šitą tipo, pradėt dalyką. Nežinau, kaip čia pavadinti, blet. Krilavičiaus temą. Atsimeni, kai žaisdom roleplayų, ką mes planavom? Čiatas turi prisiminti. Čiatas pamenat, kai darėm roleplayų streamus ir mes sakėm, kad norim, karočią, atkurti ir sukurti tipo YouTube filmą. Atsimenat? Tai mes norėjom daryti, karočią, realiai tipo roleplayų situacijas. Tipo, mes norėjom sukurti gitarų roleplayų ir šiaip vis dar bus galima, gal net labiau įdomiau būtų. Ir mes norėjom visą laiką ant streamo kalbėjau dar su Feikopus, ką ir parūpintum. Tipo, mes norim sukurti, kas vyko realybėj ir tiesiog padaryti tokį mini filmą YouTube'ai, tipo su roleplay'um įgarsint. Tai mes norėjom tiesiog visą šitą situaciją parodyti per roleplay'ų su netikrais vardais ir nuexpausint tokiu būdu Raimą. Tai vis dar bus galima padaryti. Bet pagaliau bent galima pasakyti, o ne per aplinkui, nahui, kai visada su čiatu, kur užpizdavo, kažką nori pasakyti, kurva, atsimenu, balandis, gegužė, kurva, visi streamai ir norisi kažką pasakyti, pasakom per aplinkui, nužvengiam ir negalim, karoči, ir grūzas. O kažkas buvo susitikęs su tom žmogum, kuris tave gaudė? Negaliu pasakyti. Gerai, pasakysiu taip ir atsipisi. Viskas, daugiau nieko nesakysiu. Daugiau viskas ant streamo nesakau. Tu supranti, kad tu man kenki. Tu supranti, kad dėl to, kad žiūrovai pasitenkintų, kad kažkokios infos duodu, jūs man kenkit. Jūs tiesiog man kenkit. Nes tie streamai yra stebimi ir žiūrimi. O mes streamą darom vis tiek pagrindinis tikslas dėl savęs ir savo saugumo. O jūs dabar šituo atveju mum kenkit. Tai tipo, jūs kaip pisat pro... Žiūrėkit, yra taip čiatas. Dabar yra realiai, įsivaizduokit, Krilavičius, esu aš. Jeigu jūs tipo įsipisinėt ir nesąmonės rašot, jūs esat Krilavičiaus pusėje, viskas. Jūs jo fanas. Nesvarbu, tu man ten pisi protą, netiki, viskas, tu Krilavičių palaikai, vienaip ar kitaip tu jam duodi palaikymą. Viskas, 2 dalykai, apsispręskit, kurio jūs pusėje. Būnat Krilavičiaus pusėje, nepykit, dedu baną. Būnat mano pusėje, žiūrit, viskas. Paprastai. Tavo žiūroji 10 iš 10 reičbeiteriai, nu jo. Hilasai, aš tau galėčiau atsakyti privačiai. Tu supranti, tu nieko nežinai. Nebūk Krilavičiaus pusėje, davai. O davai tu, seniai, karočią, nueik pasidaryk arbatėlę su muštiniu ir tiesiog pabūk savaitę su streamais ir karočią po savaitės laiko aš tau priminsiu šitą dieną, kalbėsim ir tau viskas bus aišku. Tu dabar įsivaizduok, kaip esi maža boba, kuri žiūri filmą su vaikinu ir klausia, blet, o tai kas čia dabar bus, ką čia reiškia, tai iš kur man žinot, blet, abudu pirmą kartą filmą žiūrim. Kurva. Tai gerai, karočią, reikia nuspręs. Eik tu nahu, kaip valgyti aš norėčiau. Bet realiai mums reikia padaryti šitą bailį su kaimynais. Būtinai. Ir dėl mašinos, dėl visko.
O šiaip rimtai, tipo, nebūtų fintas. Blet, atsimeni, kai aš turėjau kamerą pasiėmę. Tai būtų padėjus, nahui. Tai būtų padėjus. Seni. Aš šitą šiaip galim čia tai pasakyti, jie žino. Atsimeni, kročia, kai... Blet, seni, čia tai irgi vienas bairis. Blet, kartais gerai pagalvot. Čia nu toks durnas, tipo, pozna, bet karočią čiatas pas mane buvo kelis mėnesius ginkluota apsauga prie chatos čia senai. Ir atsimeni, kieme turėjau kamerą ir atsimeni, kai tipo eidavo pranešimai. Jeigu karočią dabar šituo momentu būtų dar buvę, būtų gavę pranešimą ir Krilavičių būtų ant momento. Eik tu nahui, koks taimingas lievas ir spėk, kada iš manęs paėmė tą kamerą. Prieš mėnesį tik. Nu nahui. Kurva. Kaip dauniškai viskas. Jeigu message requestus pažiūrėk, negaliu, aš ant telefo streaminu. Kodėl apsaugos neturi? Turėjau, kai buvo nesąmonių. Irgi ta pati tema Krilavičiaus, kurio čia anksčiau buvo, kai niekada nekalbėdavau ant streamo, kai tie buvo nukelimai, viskas anksčiau turėjau, dabar nebėra. Ten, kurio čia atsimenat ir laiškus rodžiau ant streamo. Ašgi rodžiau, tipo, prieš 2 dienas rodžiau streamą, kai kalbėjau ir dar rodžiau tos laiškus, čia buvo kaip prieš 8 mėnesius atsimeni. Tai net laiškė, kur grasino ir prašė pinigų, patys jau žinojo viską, kad turiu šitos, kad yra apsauga. Gerai, karočią, duokit palisėti 2 dienom Hilašui, karočią, po 2 dienų kitaip kalbės. Duokit ne visam laikui baną, nes jis kažką su galva galvoja, bet jis tiesiog nesupranta situacijos. Duokit 2 dienom palisėti. Čia ne banas, o tiesiog polisis. Tiesiog palydim. Nes čia pičas su popkornais sėdi ir taukuotais pirštais, kol mama miega. Arba šiaip Krilavičiaus fanas. Ir Hilašai aš pasakysiu vieną bairį, karočią. Tie žmonės, kurie nori man pakenkt, jie nepyk, bet jie tikrai yra protingesni už tave. Tu nepamiršk vieno fakto, kad kartais tau atrodo neaiškus dalykai, nes tu tiesiog nesupranti, tu nematęs, tu realiai pamatytum, į miestą nueitum, pamatytum, kad kažkas gauna pizdį ir tu jau verktum, nahu. Mokykloje tu bijotum, nahu, susipyzdant, o tu čia tokius dalykus darau, supranti, kad tie žmonės to gyvena. Ir jie yra tikrai protingesni už tave ir gerokai organizuotesni ir turi patirties. O tu realiai viskas, ką darai, tai tu tiesiog streamą žiūri. Prie kompo sėdi, eisi lovą žaist po to. Čia normalu yra, aš irgi tą patį darydavau, bet matai, kaip gyvenimas sudėlioja kartais. Sokio šūdo buvo čia per paskutinius 3 metus. Tai žiūrėk, visai gal čia į varkę išėjau šitą streamą padaryti, po dabar naktį pakalbėjom ir realiai čiatas pasiūlė nesveiką idėją, ble, čiatas rimtai turi smegenų. Su kaimynų kamerom net nebūčiau pagalvojęs. O kaip manai, karočią, pažiūrim, kokios realiai, va čiatas, žiūrėkit, reikia padaryti pūlą žygį. Davai noriu iš tavęs išgirsti vieną dalyką. Pasakyk, kaip tu galvoji, kaip baigsis viskas. Nežinau, kada savaitė, 2, tarkim, 2 dienos. 1-2 dienos savaitė, bet kaip tu manai, ko baigsis, kokios opcijos iš vis yra? Kokie variantai? Nubalsuojam, pažiūrim procentus ir kaip baigsis viskas.
pagal chatą, tai iškart sakysiu taip, chatas galvos, kad čia tiesiog fake drama, bet be šitų opcijų. Kaip galvoju, kaip baigsis? Pirmas iš mūsų kažkas užlenktas bus. Nu gerai, viena opcija, kad kažką užlenks iš mūsų. Toliau. Nekalbėk taip, nachai, ne. Viskas. Viskas? Paimkit. Negali tai būti, Čia netikiu. realiausias. Seniai mes netokie daunai dar, kad tai būtų. Pats žinai. Pamatysi, seniai. Po visko, kai viskas baigsis ir išsiriš, seniai mieste ranką paspauščiatas, kai jis Bachuja bus, kai viską finališkai parodysim. Netokie mes daunai. Nu nebent realiai, kuročiui, žinai, kaip bus. Kai žinai, kaip būna per filmukus, sugalvoja mastermindo planą, tas, kuročiui, apžaidžia, o tas numatė, kad apžais ir dar kartą apžaidžia ir tada mum įpis tokį finalo counterplayų kažkokį. Ir tada mes va tokie būsim batai ir mus realiai užlenks. Nu čia viskas ant to realiai, kas tiesiog protingiau pasirodys. Va tada tai piktų, na. Jeigu taip sendė, tai aš net nahui susignuotai, ką prapisau. Net aš žinau, kad bus pizda tipo, bet aš vis tiek viduj nutipo, aš atsimenu žodžius sendė tuos. Winner! 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 Aš vis tiek viduj tokį jaučiu, pohui kas bus, aš vis tiek sendė iki galo. Ir refusinu nahui believint, kad bus blogai. Nes jis jau padarė klaidą. Žinai kokią? Tu padarė klaidą pyderę, na. Tai jis jau pyderas padarė klaidą, tai jis jau loser. Jisai galvojo, kad čia va taip paprastai lengvai. Su kiekviena, kurio čia su kiekviena diena trauksim po kortą iš kišenės po kozerį. Dabar antras kozeris laukia. Šiaip turėjom kitokį kozerį rytoj paruošę. Bet tu pastebėjai, kad iš tikrųjų jokingai prasidėjo taip. Aš padariau streamą, Krilavičius daužo langus. Įkėliau tada storius po viso veiksmo. Dabar karačiau mus bando čiupt. Dabar rytoj laukia, žinai kas. Turėjom šiaip vieną šiandien kozerį, kur nedžygi šiaip nenorėjau, kad daryčiau. Atsimeni, tipo namuose apkalbėjom. Nu, tipo ir kai buvom tenais, centre. Ne centre, bet tam, kur... Ble, ten, kai susėdė prie tualeto kalbėjom. Kaip tau nu, nesakyt, bet tipo atsimeni apie ką? Kalbėjom, nu kažką naujo sužinojom, tarkim. Atsimeni, duoda kažkai čia. Kur kažką naujo, supratai? Ai. Nu tai žodžiu, galvojom vieną kozerį naudosim, bet galvoju reikia pasitaupyti. Jau čia jau šitas bus toksai, kur jisai jo, jeigu šitą kozerį panaudosiu, tai seniai, man atrodo, jam bus jau pohu Instagramui, viskas, jisai tiesiog račia čiups viską, kas po ranka ir bėgs mane iš karto pjaut nahui. Jau jam bus pohu streamai, kameros, viskas, man atrodo, jis tiesiog bėgs mane skers. Jeigu šitą kozerį ištrauksiu. Aš turiu prieš šį tokį ginklą, kur tipo, jeigu į viešumą išeis, viskas, kročiais tiesiog pohu jam tipo sės ar nesės, jam paibat bus. Tai čia finaliniui pasiliksim. Bet karočiui rytoj numesim tokį lengvą su čiatu sugalvom ir rytoj parodysim, kur jisai dabar įsikėlė, sakė istorius, čia aš pasakas kuriu, tai įkelsim, kaip jis atėjęs karočiui į mano chatą, karočiui ir mašiną, kai bandė tipo mane paimti ir kaip atėjo jisai į chatą, karočiui ten per kameras tipo ir daužė. Tai šiandien rytojaus toksai bus planiukas ir žiūrėsim, kaip kas bus toliau. Mačiau, kad daug iš čiatą rašė dėl benzino blogai, tai viskas. Iš viso čiatas, žiūrėkit, aš jums pasakysiu tokį bairį. Čiatas. Kas čia dėl kazikų rašot? Liečia jau, kai grįšim prie tų kazikų streamint panašiai, vis tiek bandysiu, kurvai patį pirmą, kur žaidžiau. Eisiu į 500, bandysiu nakui. Bet ten neįmanoma bus man gauti, nežinau. Nes aš girdžiu jūsų komentarus, skaitau. Kad ir taip batai, karočiu paskutiniu metu bybis, pizdu, aš tiesiog bandysim eiti į pradžią. Bandysi, bet neįmanoma, bet bandysiu.
Aš žinau, kad Bibi žino, ar žaisi, bet skau vėliau. Steik sponsorių. Nenoriu, čiatas mane užpiso irgi, žinokit, per tos kazikus. Aš noriu žaisti tam kazikė, kur tiesiog man smagu, blėt. Yra logika, 500 kaziką aš jau žaidžiu 6 metai. Aš 500 kaziką žaidžiau 2 metus prieš pradedant su jais. 500 buvo pats pirmas, kur dariau. Nu, nežinau, man vis tiek buvo geriausia. Aš visą YouTube'ą prastryminau ten ir žiūrovų, tipo, buvo daugiausiai visko. Sako, bet nieko gero nepateiks 500 kazikas. Įpysiu, nakui, motyvacinį laišką, sakysiu, nakui, kur vaskysiu, davai, hebra, pabandysiu. Aš su jais ilgai pradirbau, nu gal turėtų priimti vis tiek. Labai ilgai. O tai vanvin, tai aš nestryminsiu jum, jeigu jūs rašo tokius dalykus. Jeigu parašė, kad realiai keli žmonės, kad apipiso, kad blogai, tai aš tada tikrai nestryminsiu tokio kaziko. Tikrai ne, čia tai čia labai blogai. Tikrai ne, na. Nu ir gerai, kad nepradėjom normaliai. Vieną streamą pabandžiau, nes man ten pradėjau žadėti dalykus, bet žinot, ten žadėjimai kažkas, tai čia, na. Tai nieko nebuvo su vanvinu, nieko nebuvo. Aš realiai galiu streamint, bet aš tiesiog pasakysiu, kad sorry biški į šoną, tipo ir viskas. O geriau realiai be nieko būsiu. Nu tai va, aš net nežinau, man čiatas pradėjau čia šiandien rašinėti. Aš galvau, kad ten labai legit ir didelis kazikas, nes tipo Melstrojus buvo ir jie susisiekė, bet jeigu taip yra, tai aš negaliu tada čiatas. Tikrai negaliu, žinokit, tai vien dėl jūsų irgi, nu negaliu, tipo, paimti ir taip vis tiek kaziką reklamuojam, čia daug kas piso protą, pašikau. Bet jau realiai, jeigu ten šūdinas kazikas ir šūdą daro, tada tikrai ne. Tai kaip išvada, kas geriau šaflą ar vanvin, tai jeigu vanvinė tokį bairį, tada 100% šaflas. Bet aš su šaflu irgi senai jau nieko nedarau. $500 gaidys, nes referral code keist negali. Nu, yra tame bairis. Ne, labai skiriasi, pudra, žiūrėk, mes kai kazikų žaidėjai, sako, žaistu tą kaziką, kaip tu nori, belia kur ir belia kaip, tipo, nėra gerų, yra didelis skirtumas. Atsiprašau. Žiūrėk, tai va dabar žmonės rašo, vanvinas pakėlė 6, kai neišmoka babkių, tai čia zaibys. Tai, blėt, seniai, kiek kartų aš buvau pakėlė 100 ir panašiai neišmokėtų, čia labai blogai. Antras dalykas. Kiekvienas kazikas turi skirtingus dalykus. Vat, kodėl aš žaidžiau 500, nes 500 yra didžiausi rewardai. Nu, ten daugiausiai išmoka tipo monthly ir weekly. Tai tarkim, tu žaidi, žinai, kaziką ir tau kiekvieną savaitę pareina tiesiog nemokamai pinigų. Nu, čia vis kazino bairį, tipo, tų kriptų. Reikbekai visą kitą. Tai 500 turi tą savo VIP programą ir viską, tai čia yra didžiausia. Šaflas irgi tai turi, bet šaflo minusas, kas man nepatiko, aš aišku ne dėl to išeita čia tikrai, bet kas man šafle nepatiko, nu, ne man vienam, bet tipo dėl to flopint pradėjau maži žiauriai, tipo žiauriai mažai nahui duoda tipo visų šitų, nu, tipo per maži tiesiog rewardai. Sorry, čiatas. Jau čia per visus galus eina. Toliau ką dariau, rubetas tai tragedija, nahui. Mano blogiausias experiences gyvenime su rubetu, tiesiog prapisimas, daugiau nieko net neįdomu žaisti. Nežinau, realiai, mano 2 kazikai, kuriuo žaidžiau daugiausiai, tai yra šaflas ir jis tikrai zaibys ir 500. Nu, realiai, geriausia kazikai. Aš jeigu tipo varyčiau kaziką, tai aš labai norėčiau sugrįžti arba į šafl, arba sugrįžti 500. Labiausiai norėčiau 500, bet porą kartų pamenu bandžiau, tai nu, jie neduoda dylų. Pas juos dylai yra labai retas dalykas. Pas juos dylą gaut, nu, pizda, dabar Melstrojus dirba su 500 ir pas juos dylą keletą žmonių gauna, nu, beveik neįmanoma ten dylą gauti, tiesiog kažkokie brandai, dar kažkas kolaboracijos ir labai ilgam tik duoda. Bet aš labai norėčiau. Mano gičiatas pats pirmas kodas originalus Pompastika 500. Dar yra vienas kazikas, kuris man irgi labai patiko, bet karačią nu, apipiso. Tai žodžiu, nežinau net ar minėti, pareklamuoti, bet Krilavičiaus kazikas. Blet, baisiai suėdė kurva. Pisa Olina, nahui, likau basas, bibidėjau, nahui, dar, o po to dar galiausiai ir nupis, nahui, nori. Nahui, su tokiais kazikais čiatas neprasidėkit geriau.
planas čiatas? Rimtai pisam gal streamint kiekvieną dieną? Gal rimtai atidarom su batoną? Pažiūrėkit, koks taimingas, nahui. Ir flightą su batoną darom. Ar mes kopijuosim flightą dabar? Pisam čiatas. Ir mes? Su batonininkai Lietuvoje būsim. Dabar, jeigu aš padarau su batoną, literaliai visi streameriai daro su batoną. Karočią mačiau, eurotonas pas kažką dovanotonas, o matonas, tada pas flightą su batonas, pas ką ten dar, man atrodo, visi sėdė amžinais. Tai visą laiką YouTube nuineš, kur už galvos susiemės, kaip jie kurva gali, blėt, visą laiką streameriai, visi, nu čia be kiko streamerių, visi tie kiti, kaip jie kurva amžiną su batoną daro. Pas tuos kurva gyvapšė ten Eltų Republika irgi ten pisas tą su batoną, kurau 3 metai. Ką reiškia su batonas? Karočią, kai streamini, kol tipo žiūrovai tau duoda subus. Nu, tipo nuo to prasidėjau, tai tarkim, įmeta subscriberį žiūrovas, prisideda 5 minutės ir tu turi non-stopų streamint. Visą laiką streamini, kol eina laikas. O dėl to pradėjau rašyti, karočią, visi tos prikolus eurotonas, nes tiesiog įmeta mažiau euriuką, tai minutė, 2 euriukai 2 minutės. Nu, žodžiu. Kaip vertini 3 lentynos video, nežiūrėjau tos nesąmonės. Mačiau, kad ten kažką įpiso iš grūzo, kas ten yra užpavydėjo, apsiverkė. Kai ant demiko per aišiaus spydą, kai aš streamą pasakiau, iš karto apsiverkė. Jis man atrodo, ten senai verkė, aš kažkada paprikolinau iš jo. Kažkais dar man gal ten rašydavo, irgi iš šikną lyzdavo, nepamenu. Čia jau labai senai daug metų atgal. Jis sako, kunigai, tu Tarzanui parašyk, padės tau su Krymu. Eftuzės nori prisijungti į šį zatoną. Tai čia seniai, jeigu populiarus streameris, populiarus tas subatonas nesibaigt vapšė gali. O tai čiatas gal rimtai pisam subatoną ir visą veiksmą filmuojam, kas vyksta. Ant motyvacijos realiai. Sako, iš tekstų telenovelių nuguldavai. Tai seniai čia streaminam, ne telenovelis, tai kad jūs patys tą pačią temą vystot. Tai mes nepamirškit, kad blėt ir streaminam. Kodėl jūs visą laiką irgi tik apie tą patį. Nepaverskit visko taip. Čia dabar tiesiog foniniai gyvenimo reikalai, streamai tai yra streamai. Nežinau, užsimotyvavau, eisiu rašyti 500 kazikai. Eisiu šiandien po streamo parašyti, įpisiu va tokį va tekstą, laišką va tokį įpisiu. Užspaminsiu. O kada rytoj čia tą streamą darom? Tai brendam ant ryto. Aš tai po streamo eisiu bibosas mokyti iš ryto. Jabat. Tai davai čiatą žiūrėkit, kaip padarom. Davai reikia motyvacijos šito nahui metu. Pisam rimtai, karačio žadėjom, tiesiog pizdu, kas čia bus. Darom tas 3 dienų. Nenumėtum, karačiai, nes jau 2 dienas nukėlėm, 2 dienas nutėsiam tą challenge, kur šnekėjom ant streamo, kad 30 dienų jokio snūso, jokio alko ir visą laiką sportuosim, sakėm, eisim su žygiu, šituosgi planavom, sakėm, eisim pas tą, pas kovą. O tai žygi, kaip mes dabar eisim pas kovotoją? Karačiai, eisim kovot, filmuosim, kaip džinę sportuojam, aš iš vis dabar sukritęs čia, sakau, man tai buvo pizda dugnesgi pasakau.
Tai galim tiesiog pizdu, tada nesvarbu, kaip čia kas vyksta, tiesiog darom, ką planavom, vis tiek ant kamerų bus saugiau ir žiūrėsim. Gal čia, blečiai, tie foninės dramos ir bandymas mane nuimti, gal tiesiog pridės kontento ekstra. O tada dėl to su batono, tai nežinau, čia nuo jūsų čiatas priklausys. Nu, tipo, aš pasakysiu taip, jeigu darom tos tramdienų challenge, tai vis tiek streaminsim bet kokiu atveju. Čia jau nebent bus realiai motyvacinė pagalba, tiesiog pušas jūsų, nes vis tiek streaminsim. Dasidėtumėt su motyvacija. Tai čia jau nuo jūsų priklausys, ar jūs norėsit. Sako, Bibosa, galvau nusižudyti, bet dabar įdomu paliko, kaip viskas baigsis, tai atidėt. Sako, su batono faniera atkels vėl. Neįmanoma. Kad atkelt tokius pinigus, žinai, ką reikėtų daryti, atėmus visus mokesčius, viską paskaičiuojam. Reikėtų su batoną streaminti apie 2-2,5 metų. Mums reikėtų kiekvieną dieną streaminti apie 2 metus. Kad atkelt. Nejuokinkit, na. Aš jeigu Max su batoną, mano su batono rekordas čiatas 15 dienų, čia mano yra all time rekordas. Kiek daręs, čia mano yra rekordas, jau pizda man buvo stogą iščiuožę. Bet šiaip pizda niekada nedariau pats serialus su batono, bandėmgi su labirkiniais 3 dienos buvo. Ar kiek ten 5, Max. 7 dienas įstreamint su batoną ir čia pizda būtų. Jeigu mėnesį pista, aš jums pažadu, aš kitas žmogus būčiau nenužudomas tam. Įsivaizduokit, tramdienų, sportas, mityba, visus žalingus įpročius numest ir tramdienų su batonu. Aš jaučiu, kad čia po streamo išjungčiau kamerą ir aš atrodyčiau kaip 3 lentyna. Nu gal 4 lentyna, nežinau, pizdana. Pusė Krilavičiaus būčiau. Šia kurva. Gerai, karočiui, žygį. Pasikeičiam, aš einu miegoti, tu streamini. Tai jeigu darom jau challenge, pasikeičiam, ar pailsim šiandien? Ar pailsim? Nori pailsėti po to streso? O kada keliam? Aš čiatui pasakysiu. Kokie bairiai? Tipo dienos metu? Ne, nu tai tuo metu, karočiui, tiesiog jūs perimsit streamą ir aš varysiu. Be jūsų. Ne, Stankiano perim streamą, žinai kodėl? Nes mes turėsim varyti. Nu, nenoriu sakyti kodėl. O prieš tai galim darytgi. Kodėl ne? Tai satamanai, tai čia ir yra viena iš taktikų. Čia labai yra gerai tipo viską filmuoti. Nu tai daug saugumo suteikia. Mums šiaip aplamai mes namie negalim būti. Nu tipo aš jums galiu pasakyti tokį bairį čiatas. Per visą subatoną, per visą tramdienų iššūkį aš nei vieną dieną namie nebūsiu. Nu negaliu būti rimtai. Va ten yra man baisiai pavojinga. Durniausias dalykas, kai per tos subatonus sportuoja kažkas. Tai bus linksma čiatas, tai mes eisim 3 į džymą. Mes 3 eisim, karočiui, parodysim jums pratimukų ir mes ilgai nesportuosim, blėt, normali treniruotė trunka, blėt, valandą laiko, maks. Nereikia sėdėti ir smaukyti 3 valandas. Čia valandos laiko, dar kokiu, jeigu kovinių treniruočių, tai čia aušia pohui. Čia, blėt, manau, kad kaip tik fan bus. Patikėkit, čiatas, kai žiūrėjau, kai Ryčka pizdinasi su žygiu, tai tikrai buvo smagu žiūrėti. Ten tai tikrai buvo smagus paringas.
Ai, tai jau galvoju, čia pochui. Tai vakaro čia čiatas. Blet, baisu prieš ryšką eit, kai jis be triusiukų juoda. O ką daryt? Ne, kaip pavalgyt mums čia susiveikti Lenkijoje? Ar nereikia? Jūs nenorit valgyt? Nejuokim. Neužpisk, nakui. Karočią, aš važiuoju tada pas Krilavičių. Aš to rimtai, aš tiesiog varau, nakui. Einu ir pochui. Pizdana. Eik miegot, sako. Rimtai, seni? Tai kurva, aš tai nevalgęs visą dieną, nakui. Ką miegot, kada aš valgiau? Kada pala tu valgiai? Stankiano, kada valgiai? Mes kartu visi valgėm. O ką mes valgėm? Tai aš net nesuvalgiau, aš pusę Stankiano surijo, aš pusę porcijos suvalgiau, nakui. Dėl streso net valgyt negalėjau. Aš, blet, per tą stresą net nieko nepaėmiau į burną. Tai aš tau galiu duoti burną. Tai duok Krilavičiui burną. Kunigas, matai, kad tas grybas trečia lentyną užmetęs, kad tik po interneto valkatos visi, o savęs bičias net nežiūri, dar Vutangas net ir tas tą trečią lentyną VC Discord'e dūchino, sorry užrepytą. Mačiau komentarą popusę. Kas čia per zonos stream? Nu čia kalbėjom. Ai, aptararai čiatas. Nu tai davai tada čiatas, atsisveikinam, davai ir iki ryto. Susimatom ryte. Davai čiatas, ateikit žiūrėti mūsų istorijos, nahui, gal čia kurva, gal čia tik pradžia, arba čia gal ir pabaiga, nahui, bibi žino. Davai čiatas.